Branduolinė energija yra mūsų kasdienio gyvenimo dalis. Radioaktyviosios medžiagos naudojamos pramonėje, moksle, sveikatos priežiūros sektoriuje. Tačiau prieigos prie šių medžiagų siekia ir asmenys, turintys piktybiškų tikslų. Pavogtos ar prarastos radioaktyviosios medžiagos gali būti panaudotos kaip ginklas, gaminant savadarbius įtaisus skirtus radioaktyviosios taršos sklaidai. Kalbame apie taip vadinamą nešvarios bombos scenarijų. Šiuo būdu radioaktyviasias medžiagas gali siekti panaudoti tarptautiniai nusikaltėlių tinklai, teroristinės organizacijos, pavieniai radikalizuoti asmenys, taip pat ir priešiškos valstybės siekiant sukelti sumaištį visuomenėje ir mažinti saugumo jausmą. Akivaizdu, kad šis grėsmės vektorius ypač aktualus dabartinėje, sudėtingoje saugumo situacijoje. Lietuva iš esmės yra pafrontės valstybė. Mes užtikriname ES ir NATO išorės sienų saugumą. Ir mes puikiai suvokiame savo atsakomybę, užtikrinant šių medžiagų kontrolę tiek savo šalies, tiek sąjungininkų atžvilgių. Ir šią atsakomybę mes įgyvendiname su didžiausiu budrumu. Pasieniečiai kasdien dirba galimų hibridinių bei teroristinių grėsmių akivaizdoje. Nors tarnyba dažniausiai siejama su neteisėtos migracijos ar kontrabandos prevencija, radiacinė kontrolė pasienyje yra nemažiau svarbi. Ji tiesiogiai susijusi su nacionaliniu ir viešuoju saugumu. Radiacinė kontrolė, kurią vykdo pasieniečiai, yra neatsiejama pasaulinės branduolinio saugumo architektūros dalis. Tai sudėtingas tarptautinių sutarčių, konvencijų, organizacijų ir bendradarbiavimo mechanizmų tinklas, skirtas apsaugoti radioaktyviasias medžiagas nuo neteisėtos apyvartos ir teroristų. Žinoma, viena valstybės sienos apsaugos tarnyba šios užduoties neįgyvendintų. Tai įmanoma tik glaudžiai bendradarbiaujant su Radiacinės saugos centru, policija, nacionaliniu krizių valdymo centru ir kitomis institucijomis. Mūsų pareigūnai tam specialiai apmokyti ir aprūpinti tiek stacionare, tiek nešiojama įranga. Ji leidžia aptikti ir identifikuoti medžiagas, užkertant kelią grėsmei. Nors tokie incidentai nėra dažni, kiekvienas jų gali turėti skaudžių padarinių. Todėl kiekvienas sulaikytas neteisėtas radioaktyvus krovinys reiškia užkirstą kelią galimai katastrofai ir prisideda prie saugesnio pasaulio kūrimo. Pavogti radioaktyvieji šaltiniai patrauklūs nusikaltėliams ir teroristams, nes juodoje rinkoje labai vertinami net maži jų kiekiai. 2023 m. gegužės mėnesį Sakartvelo valstybės saugumo tarnyba paskelbė apie įtariamojo, bandžiusio neteisėtai parduoti urano turinčias medžiagas sulaikymą. Jis bandė parduoti šias medžiagas už $2 milijonus JAV. O 2015 m. birželį Turkijos valdžios institucijos sulaikė 2 Gruzijos piliečius, kurie bandė pėsčiomis kirsti sieną su 1,24 kg cezio 137 ir 48,23 gramais į gyvsidabrį panašios medžiagos. Taip pat keliais brangakmeniais, kurių bendra vertė $2,5 milijono JAV. Radioaktyviąją cezio 137 žaliavą konfiskavo Turkijos atominės energetikos tarnyba. Lietuvoje dažniausiai naudojami šaltiniai yra cezis 137, americis 241, berilis, kobaltas 60 ir iridis 192. Cezis 137 naudojamas ligoninėse kraujo apšvitinimo įrenginiuose. Cezis 137 ir americis 241, berilis taip pat naudojami kelio tiesimo darbų metu grunto tankio ir drėgmės matavimams. Kobaltas 60 naudojamas vėžio gydymui ir mobiliuose renginiuose, skirtose aptikti orlaivių korpusų silpnąsias vietas. Dideliuose panoraminiuose apšvitinimo renginiuose su kobaltu 60 realizuojama medicininė įranga, prieskoniai, gyvūnų ėdalas ir kita.
Didelio aktyvumo kobaltas 60 skleidžia tokią stiprią gamą spinduliuotę, kad jį prasiskverbia per 15 cm plieną. Jei veikiant per 15 cm esantis nuo jo žmogus gali mirti vos per 30 minučių. Kobaltas 60 ir cezis 137 yra vežimi storasieniuose švino konteineriuose. Iridis 192 naudojamas neardomiesiems bandymams, paviršinių ir vidaus defektų nustatymui. Mobiliuose radiografijos renginiuose iridis 192 įdedamas į ploną cilindrą. Pasitaikė atveju, kai dėl kritinio radioaktyviųjų medžiagų poveikio radioaktyviųjų šaltinių vežėjai buvo rasti mirę ar nereaguojantis į aplinką. Labiausiai tikėtina pavojaus priežastis yra neatsargumas. Darbuotojai gali pamiršti, kad paliko neprižiūrimą konteinerį su radioaktyviųjų šaltiniu. Kita vertus, pažeidėjai siekia sukurti rizikingas situacijas, kad galėtų pavogti radioaktyviąsias medžiagas. Be to, yra keli izotopai, į kuriuos reikia reaguoti labai rimtai, nes jie naudojami branduoliniams ginklams gaminti. Uranas 235 naudojamas branduoliniuose reaktoriuose ir ginkluose, o plutonis 239 yra pagrindinė pažangių branduolinių ginklų sudedamoji dalis. Gal mažiau žinomas Neptūnis 237 branduolinės energetikos šalutinis produktas. Net nedidelių šių medžiagų kiekių vagystė kelia didelę grėsmę, nes jas galima panaudoti savadarbiuose branduoliniuose įtaisuose arba nešvariuose bombose. Bet kurį iš šių radioaktyviųjų šaltinių galima būtų panaudoti gaminant savadarbius įtaisus, kuriuos galima susprogdinti viešuose renginiuose, pastatuose ar miestuose siekiant paskleisti radioaktyviąsias ir branduolinės medžiagas. Nešvarios bombos ar savadarbių įtaiso detonavimas sukeltų paniką. Dėl jo visuomenė patirtų galimai mirtiną apšvietimą nuo gama spinduliuotės. Radioaktyviosios medžiagos užterštų aplinką bei viešąją infrastruktūrą, įskaitant pastatus ir transporto sistemas. Sutrikdytų viešasias paslaugas, o šių užterštų teritorijų sutvarkymas kainuotų šimtus milijonų eurų. Kitas būdas sukelti grėsmę naudojant šiuos šaltinius – įdėti juos į radiologinės apšvietos įtaisą ir jį paslėpti, kad kuo daugiau nieko neįtarančių žmonių patirtų pavojingą apšvietą jonizuojančią spinduliuotę. Kadangi jonizuojančioji spinduliuotė nepastebima žmogaus juslėmis, nematoma, negirdima, neužuodžiama, beskonių. Tai paslėpus radiologinės apšvietos įtaisą viešoje vietoje, kuria juda dideli žmonių srautai, galima daugeliu jų pakenkti ar mirtinai sužaloti dar iki jiems suvokiant grėsmę. Radiacinės saugos centras yra radiacinę saugą reguliuojanti institucija, kuri reglamentuoja ir kontroliuoja žmonių ir aplinkos apšvietą bei veiklą su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais. RSC šias veiklas įteisina ir atlieka jų patikrinimus. RSC siekia užtikrinti aukščiausio lygio radiacinę saugą šalyje, apsaugoti visuomenę ir aplinką nuo nepagristos apšvietos jonizuojančią spinduliuotę ir saugų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių naudojimą. Įvykiai pasaulyje parodė, kad egzistuoja reali grėsmė, jog uždarieji radioaktyvieji šaltiniai gali būti panaudoti teroristiniais tikslais. Pasekmės tokiu atveju galėtų būti itin skaudžios. Todėl labai svarbu užtikrinti tinkamą šių šaltinių fizinę saugą. Tai yra ne tik valstybės, bet ir kiekvieno veiklos su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais vykdytojo atsakomybė. Radiacinės saugos centras periodiškai organizuoja veiklos vykdytojų ir atsakingųjų institucijų atstovų mokymus bei pratybas. Radiacinės saugos centras yra institucija, kuri įgyvendina valstybės politiką radiacinės saugos srityje. Viena iš mūsų funkcijų – kontroliuoti prevencijos priemonės skirtas paliktiesiems radioaktyviesiems šaltiniams ar užterštiesiems objektams nustatyti bei sutvarkyti. Be to mes tvarkome valstybės jonizuojančios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvietos registrą. Tai leidžia stebėti kiekvieno šaltinio judėjimą nuo įsigijimo iki perdavimo ilgalaikiam saugojimui ar laidojimui, taip užtikrinant jų saugą, saugumo priežiūrą bei kontrolę. Įvykus bandymui šias medžiagas pavogti arba joms dingus, policija reaguotų ir atliktų tyrimą. Bandymus į Lietuvą įvežti ar išvežti radioaktyviąsias medžiagas užkardo valstybės sienos apsaugos tarnyba, kuri pasienio kontrolės punktuose, įskaitant jūrų ir oro uostus,
Įdiegė stacionarią radiacinės kontrolės įrangą, kad užkirstų kelią neteisėtam radioaktyviųjų ir brandolinių medžiagų gabenimui per sieną. Mūsų pareiga užkirsti kelią radioaktyvių medžiagų nelegaliam gabenimui bei užtikrinti, kad jos nebūtų panaudotos teroristiniais tikslais. Tam pasitelkėme ne tik glaudi partnerystė su Lietuvos institucijomis, bet ir bendradarbiavimas su tarptautiniais partneriais, dalyjantis žiniomis, patirtimi bei pažangiausiamis priemonėmis. Policija naudoja šiuolaikinius radiacijos detektorius bei kitą specializuotą įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai identifikuoti pavojingas medžiagas. SAP nuolat keičiasi informacija su tokiomis tarptautinėmis organizacijomis kaip Tarptautinė atominės energijos agentūra ar Europolas. Taip pat glaudžiai bendradarbiaujame su Latvijos, Estijos, Suomijos ir Lenkijos pasieniečiais. Jų duomenys apie kontrabandos tendencijas padeda mums tiksliau planuoti patikrinimus ir stiprinti radiacijos kontrolę. Įvykus incidentui, policija yra pasirengusi nedelsiant reaguoti į įvykį, imtis visų reikalingų priemonių, kuo skubiau nustatyti nusikalstamą veiklą įvykdžiusius asmenis ar juos sulaikyti, taip užkirtant kelią neteisėtai veiklai. Taip pat policija pasirengusi bendradarbiaujant su kitomis suinteresuotomis institucijomis apsaugoti įvykio vietos perimetrą ar imtis veiksmų vykdant evakuaciją. Siekdama suvaldyti padėtį objekte, Lietuvos policija esant reikalui suteiktų reikiamą pagalbą saugos darbuotojams, kad sukontroliuotų radioaktyviuosius šaltinius ir nusikaltėlius, neleidžiant jiems pasišalinti iš įvykio vietos. Labai mažai tikėtinų atvejų, jei pažeidėjai išvengtų sulaikymo ir su radioaktyviosiomis medžiagomis bėgtų link sienos, Nacionalinis krizių valdymo centras informuotų visos šalies tarnybos. Gavus informaciją apie gresiantį teroro aktą, tarnyboje būtų aktyvuotas ekstremalių situacijų operacijų centras. Jis duotų nurodymus padaliniams, kaip sustiprinti kontrolę ir organizuoti veiksmus. Su policijos departamentu, Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinė ARAS bei kitomis suinteresuotomis institucijomis vyktų nuolatinis tarp institucinis apsikeitimas informacija, o specialiosios paskirties valdybos kovos pareigūnai jungtinių pajėgų sudėtyje reaguotų į iškilusios grėsmės neutralizavimą. Radiologinio incidento atveju save ir kitus galite apsaugoti, jei vadovausitės trimis laiko, atstumo
ir ekrano principais. Laikas. Kuo trumpiau būnate šalia radioaktyviojo šaltinio, tuo mažiau gaunate jonizuojančios spinduliuotės. Panašiai, kaip nenorėdami nudegti, trumpiau būnate saulėje. Atstumas. Kuo toliau nuo radioaktyviojo šaltinio, tuo geriau. Ekranas arba priedanga. Tai gali būti jūs nuo jonizuojančios spinduliuotės užstojantys automobiliai, sunkvežimiai, sienos ar kiti objektai, mažinantis gaunamą jonizuojančiosios spinduliuotės kiekį. Nuo jos gerai apsaugo gaisrinės mašinos, nes jose yra 1000 litrų vandens. Kuo tankesnė ekrano medžiaga, tuo geriau. Pavyzdžiui, betonas apsaugo geriau nei medis. Kiti atmintiniai principai. Venkite liesti uždaras ar atviras radioaktyviasias medžiagas ar šaltinius. Šaltiniai įvykio vietoje gali būti nepažymėti. Vien tik pažvelgus į daiktą ar jį palietus neįmanoma suprasti, ar jis radioaktyvus. Ranka nenudegs ir kelias valandas net nesuprasti, kad kažkas negerai. Apsisaugoti nuo vidinės apšvitos dėl pažeistos uždaro šaltinio apsauginės pakuotės galite naudodami tinkamą kvėpavimo apsaugą ir neliesdami rankomis burnos, akių ir nosies, kol jūs patikrins radiacinės saugos specialistas. Jei įvyktų branduolinis ar radiologinis incidentas, mūsų užduotis nuo pirmųjų minučių perimti valstybės reagavimo koordinavimą ir užtikrinti, kad kiekviena institucija žinotų savo užduotis, o žmonės aiškiai suprastų, kaip elgtis. NKVC situacijų valdymo centras dirba 24/7 režimu. Realiu laiku renka ir analizuoja duomenis, prognozuoja grėsmių scenarijus, informuoja vyriausybę ir inicijuoja atsaką. Mūsų pažadas žmonėms paprastas. Kai nutinka blogiausia, valstybė veikia greičiau nei panika. Matome visuminį vaizdą, prognozuojame kelius žingsnius į priekį, pasitelkėme visą šalies galią, bendradarbiaujame su partneriais ir aiškiai kalbame su kiekvienu gyventoju, kad apsaugotume gyvybę, sveikatą ir valstybės atsparumą.